Netekus danties vyksta nebegrįžtami biologiniai pakitimai. Užtat labai svarbus yra laikas, kiek laiko yra praėję po danties netekimo. Jeigu pacientai grįžta po 3 mėnesių, po pusės metų, mes dažniausiai turime maksimalų kaulo kiekį, kiek mes jo galime turėti. Po 5 metų, po 10 metų mūsų pradinė situacija pasidaro nebe tokia gera. Esant pradiniai gerai situacijai, implantacijos procedūra yra ganėtinai lengva, pacientas dažniausiai gauna labai gerus rezultatus. Implantas tai specialiai apdirbtas titano lydinys, kuris yra naudojamas atkuriant netektas dantų šaknis. Implantacijoje mes galime išskirti 2 etapus. Pirmas etapas tai yra chirurginis, antras etapas tai yra protezavimo. Implantacijos procedūra lengvai toleruojama vietinėje nejautroje. Pacientai po procedūros dažniausiai atžymi, kad jautė lengvą spaudimą, lengvą vibraciją, o dažniausiai sako, kad nejautė nieko. Implantacijos procedūra trunka 1 valandą. Vėliau mes kviečiam pacientus nuimti siūlių, dar vėliau kviečiamės į patikrą. Vėlesnis laiko tarpas tai ramybės laikas, kada mes išleidžiame pacientą iki protezavimo. Tas laiko tarpas yra skirtingas. Kiekvieną kartą mes tai įvardinam pacientui. Ar tai porą mėnesių, 4 ar 6 mėnesiai. Implantų firmą renkamės pagal implantų gaminimo tikslumą, pagal implantų lydinio savybės. Ir tai yra labai svarbus pasirinkimas. Turint palankę situaciją, galima protinį dantį perkelti į kito danties vietą. Persodinto danties prigijimo tikimybė yra virš 90%. Vėliau į tokį dantį žiūrime kaip į gydytais kanalais dantį. Jo prognozės tokios pačios geros kaip ir kitų endodontiškai gydytų dantų.